Žiūrėk, Kasparai, turim tave šiandien nuostabiame epizode, skirtame tau, SKM-ui ir NBA aktualijom pažvelgti. Aš noriu pradėti nuo to, kad tu pažiūrėtum į šį vaizdelį ir pasakytum, kiek matai savęs šiame vaizdelėje. Va čia dabar matai tik tu, netrukus matys ir žiūrovai. Matau. Šiaip labai gera kaip ir nuotrauka. Ir tikrai, manau, yra kiekvienam jaunam sportininkui dažniausiai, bet ir šiaip, manau, kiekvienam jaunam žmogui yra pasirinkimas dažniausiai, kaip tą jaunystę praleis labiau, ar linksmintis ir mėgautis gyvenimu, ar bandyti eiti sunkesniu keliu, kur gal ne tai bus įdomu, bet užsitikrinti tą ateitį šviesesnę ir bandyti pasiekti kažką profesionaliai. Tai tikrai šiai matau save ir tikrai buvo tas sprendimas pas mane padarytas gan lengvai nueiti į profesionalo pusę, negu mėgautis gyvenimu dabar. Taip, Kasparas Jakučionis pas mus čia šiandien, kas dar nesupratote, kontraktą pasirašė su NBA klubu Miami Heat. Kasparas kilo iš sostinės krepšinio mokyklos, baigė šią mokyklą, joje mokėsi iki 15 metų, vėliau išvažiavo į Barceloną, vėliau į Ilinojų. Na ir mes aptarsime šias aktualijas, kiek įmanoma pakalbėsime ne tik apie krepšinį, bet ir gyvenimą. Tai Kasparas šiuo metu yra Lietuvoje, atostogauja, ar tai galima pavadinti atostogomis tavo akimis? Galima, manau, aktyvios atostogas. Vis tiek sportuoju, treniruojas, ruošiuosi, bet tuo pat metu ir susitinku su šeima, draugais, tai manau, tikrai Lietuvoje yra tos atostogų nuotaikos. Kaip mūsų oras lietingas po Miamio? Galėtų būti ir geriau, bet tikrai nėra labai blogai, palyja 10-5 minutės per dieną ir nustoja. Tai. Taip, kalbamės paskutinėmis Liepos dienomis, tai nuo naujokų biržos praėjo jau geras mėnuo. Ar spėjau su ta mintim susigyventi, ar jau nukrito kažkokia našta nuo širdies? Manau, kad taip, šiek tiek vis tiek buvo ir to nerimo, jaudulio, kur aš čia dabar pateksiu, į kokią organizaciją, kur reikės važiuoti, žaisti. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad nutiko, kad Miamis mane priglaudė ir tikrai džiaugiuosi būdamas toje organizacijoje. Tik 16 lietuvių per visą Lietuvos istoriją yra žaidę bent vieneriose NBA oficialiose rungtynėse, tu būsi 17. Kiek dėl to smagu? Labai smagu, tikrai Lietuva nėra labai didelė šalis, bet tikrai krepšinis mums yra svarbu ir visi gyvena krepšiniu. Ir irgi 16 žmonių nėra labai daug. Šiaip palyginus, kad sužais bent vienas varžybas, tai tikrai to laukiu ir manau, čia yra gerai. Galim greitai išvardinti, kas, pavyzdžiui, galvoja, kas tai 16, tai gal ir tu prisiminsi, gal turėsi savo komentarų, į ką nori būti panašiausia savo žaidimo profiliu pagal poziciją. Tai Šarūnas Marčiulionis, Arvydas Sabonis, Žydrūnas Ilgauskas, Darius Songaila, Šarūnas Jasikevičius, Arvydas Macijauskas, Martynas Andriuškevičius, Linas Kleiza, Donatas Motiejūnas, Jonas Valančiūnas, Mindaugas Kuzminskas, Domantas Sabonis, Ignas Brazdeikis, Davidas Irvydis, Arnas Kulboka, Matas Buzelis ir on the go Kasparas Jakučionis. Toks sąrašas. Neblogas sąrašas. Nežinau, jeigu man reiktų išskirti 3 iki šiol, kam geriausiai sekėsi NBA lygoje, tai aš aišku kalbėčiau apie Marčiulionį, Sabonį, Ilgauską, Kleizą. Kas tau labiausiai įsiminė, gal esi matęs kokių tai istorinių kadrų iš visų šių žaidėjų, kuriuos išvardinau? Aš nežinau, kas labiausiai įsiminė, bet aš, kaip sakiau, kaip ir teko būti treniruotam Šarūno Jasikevičiaus, tai žiūrėjau highlightus jo ir panašiai, nes net nebuvau tada, labai jau negalėjau žiūrėti nei NBA, jau per jaunas biški buvau, bet tikrai man labai patinka charakteris, lyderystės savybės ir šiaip žaidimo stilius Šarūno. Taip. Galima sakyti, kad pasiekei savotišką milestone, apie ką daugelis kartais net nedrįsta pasvajoti, o tu tai pasiekei. Tačiau, kaip žinia, sporte taip jau būna, kad pasiekus vieną viršukalnę netrukus
pradedi siekti naujos. Tai kas dabar tavo mintise prieš tą naują NBA sezoną sukasi? Daugiau nerimo, ryžto, motyvacijos? Tikrai yra daug motyvacijos, kaip ir sakiau, kad čia yra tik nauja pradžia. Aišku, pasiekimas geras, bet čia viskas tik prasideda nuo dabar ir reikia tik eiti pirmin ir dirbti dar sunkiau ir manau ateityje viskas bus gerai. Žiūrovai turbūt pastebėjo mūsų marškinėlius, kurie yra sukurti būtent SKM organizacijos ir jais šiandien esame pasipuošę abu su Kasparu, tai yra riboto leidimo marškinėliai ir turime jums gerą naujieną, bičiuliai, skmshop.lt galite įsigyti šiuos marškinėlius jau dabar, tai gali būti puikia dovana jūsų tėčiui, mamai arba jūsų vaikui ir manau, kad šių marškinėlių vertė su metais tik augs. Kasparai, ką pats manai apie šiuos marškinėlius? Man tai gražu, tikrai graži idėja ir faina prisiminti ir Sostinės krepšinio mokyklos varžybas dar su raiščiu, kaip tik žaisdavau raudoną raiščių, tai tikrai fainai. Taip, skmshop.lt turbūt rasite šio video aprašyme ir aktyvę nuorodą, o mes galime judėti toliau pagal klausimus, kuriuos esu šiek tiek pasiruošęs, galbūt bus ir nemažai ir improvizacijos, bet vis dėlto, kalbant apie Lietuvos krepšinį, pastaruosius 10 metų mes vyrų krepšinyje neturime medalių. Ir jeigu taip reiktų išskirti to priežastis, tai mes kalbame dažniausiai apie individualaus meistriškumo stoką, charakterio stoką, mentaliteto galbūt kažkokio stoką. Aišku, labai tikimės, kad šiais metais nutrauksim tą badą. Kaip tu pats ateini į NBA lygą ir į vyrų krepšinį, su kokiu mentalitetu? Galbūt jis toks, kad aš ateisiu ir įrodysiu, kad aš esu geresnis ir atimsiu tavo minutes, nes aš esu jų vertas. Tikrai taip, tas mentalitetas tikrai yra, bet irgi aš tikiu labiausiai į procesą ir kiek darbo įdedi, tiek ir atsipirks ateityje, nesvarbu, ar tai bus pirmais metais, antrais ar dar vėliau. Aš manau, kad visko taip negali atsitikti, tai tiesiog dieną naktį bandai tobulinti save, bandai tiesiog išlipti iš tos komforto zonos, treniruoti su geriausio lygio žaidėjais ir visada pušinti save iki maksimumo ir tik taip kažką, manau, gali pasiekti. Ar spėjai pajausti Miami Heat darbo kultūrą, apie ką tiek yra daug kalbama? Taip, neteko man labai būti daug pačiam Miami, tik tais kelias dienas pabuvom ir išvažiavom į vasaros lygą, bet jau net vasaros lygai matosi, kad visas mentalitetas, darbo etika, treneriai ir visa ta kultūra tikrai yra įspūdinga ir jiems labai rūpi laimėti, sunkiai dirbti kiekvieną kartą ir visą laiką varžytis, tiek treniruotise, tiek už jos ribų, tai man tas patinka ir aš manau, tas ir veda į pergalės. Kiekvienas NBA žaidėjas turi savo welcome to the league momentą. Galbūt jis tau dar tik bus, nes žaidėjais tik vasaros lygoje, bet sakykime mano, kokie būtų pastebėjimai iš vasaros lygos, tai kiek iš jo tiek žiūrėjau, tai pradžia buvo tikrai sunkoka, vėliau aišku turėjai puikių rungtynių ir ką noriu akcentuoti, kodėl pradėjau klausimą apie welcome to the league momentą, kai buvo rungtynės su Los Angeles Lakers ir iš tavęs perėmė kamuolį LeBrono sūnus. Ir taip aš taip pagalvojau, oho, dabar tai bus, čia reikės dar daugiau pastangų dabar Kasparui, kad viską įrodyt, kaip pats jauteisi tą akimirką būtent. Tai faktas, kad aukštesnis lygis yra, daugiau pastangų reikia, dėl to ir sakau, kad tas procesas yra būtinas ir tiesiog tikėti savim, bandyti kiekvieną dieną ateiti, jeigu sekas nesiseka, vis tiek ateisi kitą dieną ir sportuosi. Tai tokie krepšinis nėra visada gerai arba visada blogai, yra labiau kaip tokie amerikietiški kalneliai, bet jie visada turi vesti į viršų, jeigu tik tais dedi darbą kasdien. Daug turbūt būtų labai įdomu sužinoti, kas vyko tavo irgi mąstyme, kaip pirmos rungtynės nepaeina, antros rungtynės nepaeina. Ar tas saugų spaudimas, kad dabar jau tikrai reikia turėti tas rungtynės geras, ką po to ir parodai? Kažkaip nežinau, aš labai susitaikiau jau ir tiek Barcelonai būdamas, tiek Ilinoj, kad
visada nežaisi gerai. Vieną dieną metimui pakris, nepakris, bet tiesiog viskas ateina su laiku ir anksčiau ir vėliau vis tiek per ilgą laiką išsilygins tie, tarkim, ir procentai ir panašiai. Tai per daug neįimu į galvą tų pralaimėjimų ar blogų momentų, nes žinau, kad aš jau nieko nebepakeisiu ir dabar tik fokusuojuosi į sekančias varžybas. Dar vienas klausimas, kuris turbūt yra įdomus tiem, kas yra šalia krepšinio arba krepšinyje. Kaip žinia, NBA lygoje būna mokymai, ypač naujokams, apie finansinį raštingumą ir tai, kaip bendrauti su žiniasklaida. Ar jau buvo tie mokymai? Šiek tiek jau buvo vasaros lygai visų tų naujokų susirinkimai, tokie kaip ir dar bus ir New York'e, dabar, man atrodo, rugpjūtį ar rugpjūtį ar rugsėjį. Ir šiaip ir pačios komandos daro savo naujokam visokias tokias, kaip ir sakėt, apie finansus, media ir ten, ko daryti, ko nedaryti, kaip neprisižaist. Tai tikrai būna tie mokymai ir jiems yra tai svarbu. Galėtum duoti kažkokį vieną išduot ar patarimą, ko tikrai nereikia daryti? Nereikia pasitikėti žmonėm. O, čia labai gera tema, jo. Apie tai galėsim pakalbėti, aš turiu tą pasirašęs. Bet aš noriu tik pereiti ir prie SKM reikalų, nes, kaip žinome, kiekvienas žmogus turi savo šaknis ir labai džiugu, kad tu kas vasarą mūsų prisiminė, aplankai ir mūsų mokyklą, mūsų trenerius, mūsų auklėtinius. Toks dabar klausimas galbūt būtų keistokas, bet vis dėlto. Kokiam buvusiam SKM komandos draugui patikėtum sukomplektuoti NBA komandą? O galbūt treneriui? Iš mano komandos SKM. Aš sakyčiau Gantui Križanauskai. Vilniaus Ryto žaidėjai. Dabar taip. Žaidėm kartu pas Arvydą Menkevičių. Taip, labai geras duetas. O kaip manai, kodėl būtent jis ir pagal kokį modelį jis tą NBA komandą sukomplektuotų? Koks tai būtų braižas komandos? Aš manau, daug į mentalitetą atsižvelgtų žaidėjų. Ir komandiškumą, kaip kiekvienas susižaistų su kiekvienu. Aišku, talento lygis yra visur aukštas. NBA visi žaidėjai yra labai talentingi, labai daug darbo įdeda, tai tas problema nebūtų suras talento lygį, bet aš manyčiau, mentalitetas ir komandiškumas būtų tie du faktoriai. Pats ar esi žaidęs NBA Fantasy, nes aš kasmet žaidžiu ir jau kai tu patekai į lygą, tai tikrai žinau, kad pasimsiu tave kitą sezoną. Aš nežaidžiu, bet dėkui, malonu. Jo, žinok, geriau ir nepradėk, nes jeigu pradėsiu, tai bus sunku sustoti. Taip, iš tikrųjų, galim pakalbėti šiek tiek ir apie tavo vaikystę ir visą tą lipimą į kalną. Nes kuo daugiau lipi į kalną, kuo daugiau pasieki, tuo daugiau tampi matomas ir natūralu, kad atsiranda ne tik gerbėjų, bet ir heiterių, kurie, sakykime, sako, kad tau nepasiseks ir taip toliau. Kaip tu per visą tą kelią, kas tau padėjo nepalūžti, galbūt visai net nekreipdavai dėmesio į tai? Tiesą sakant, aš manau, tie kaip heiteriai, pavadinkim, man kaip tik padėjo, nes aš tikrai neįskaitau ten straipsnių, komentarų, nes manau, kad čia yra bereikšmis dalykas, bet jeigu vis tiek kažkaip būna, kad pamatai ar pasako tau, kaip čia, į veidą, ar tiesiog, manau, man padėjo labai su motyvacija irgi, nes tiesiog tada nori dar labiau dirbti, dar labiau stengtis ir tiesiog įrodyti savo labiau negu ten kažkam kitam, bet man jie padėjo ir, sakau, man jie įtaką daro tik tais gerą. Taip, nes kodėl aš to klausiu, supranti, dabar esi pavyzdys jaunimų, jaunai kartai, kuriem dabar 10-12 metų, jie irgi lanko krepšinį SKM ir kitose mokyklose ir irgi eina per tą patį. Tai koks to būtų patarimas, kaip užsiauginti tą storą odą ir kaip tą kritiką nukreipti tinkamą linkme savo? Aš manau, nėra visiškai reikalo tikėti, ką kiti sako, nes tu esi tu ir tu žinai geriausiai, ką tu gali, ko tu negali, ant ko tau reikia dirbti, gal kur tau reikia labiau tobulėti. Manau, labiausiai supranti pats, o klausyti reikia trenerių, artimiausių žmonių, jeigu tėvai kokių nors turi pastabų, gal
dėl charakterio, reikia jų klausyti. Tai sakyčiau tiesiog laikyti tokį labai mažą ratą tiek draugų, tiek šeimos, tiek aplinkinių ir ne per daug su visais neišsikalbėti ir neklausyti. Taip. Na, esi žmogus, kuris tikrai mėgsta būti lojalus. SKM pradėjai lankyti būdamas dar darželinukas ir iki pat 15 metų lankei, nepakeitei nei vienos Lietuvoje krepšinio mokyklos, nors tikrai turbūt turėjai pasiūlymų išvykti į kitas komandas. Kodėl nusprendei visą tą laiką Lietuvoje praleisti SKM? Jo, tai aš manau, kad tiesiog nėra labai kažkokio paslapties ar viena komanda ar viena sistema daro žymiai geriau už kitą sistemą. Manau, svarbiausia yra, ką tu atsineši ir kaip tu priimi visą tą informaciją, kurią tau duoda, kiek tu darbo įdedi ir realiai sąlygos yra labai panašios Lietuvoje visur. Tai manau, nebuvo kažkokio tai noro ar pasirinkimo vykti kitur, nes aš tiesiog nemačiau prasmės. Manau, daugiausiai yra tas mano pačio iniciatyvos ir norėjimas tobulėti. Taip, turėjai tikrai daug trenerių SKM, daugiausiai dirbai su Arvydu Menkevičiumi, taip pat ir Karoliu Čyžiu, ir Gediminu Bražioniu, Justu Jankausku, gal dar kažką užmiršau? Gediminas Bražionis buvo darželėje, su Ignu Pagaliu šiek tiek individualiai dirbom, tai Vidus Vetiku irgi dėl metimo dirbom, tai labai šiaip daug trenerių. Ir buvai atvykęs ir į Ignalinos stovyklą, kur su daugeliu pasimatei tų trenerių, kuriuos čia įvardinom. Tai vis dėlto yra tas ryšys, ar ne, kad susitikti faina, pakalbėti, prisiminti apie gyvenimą, apie krepšinį? Labai faina, tikrai tas, manau, ryšys išlikęs. Kaip ir su Arvydu biškį daugiau pasibendraujam, tarkim su Gediminu, ne tiek daug bendraujam ten, tarkim, nesusiskambindavom ar socialiniai medijai, bet kartais kaip susitinkam yra labai faina ir atrodo, kad mes kiekvieną dieną kalbamės ir tikrai labai faina pasimatyti su visais treneriais. Taip, ir kiek man tenka bendrauti tiek su tavim, tiek su treneriais, tai iš visų jaučiamas pozityvumas ir geranoriškumas. Ar tu jauti kartais tam tikras situacijas, čia tikrai nėra būtina įvardinti, kur tu jas jautėjai ar jauti, bet ar jauti, kai tavim žmonės nori pasinaudoti, vat kaip mes pradėjom kalbėti apie tai, kad nereikia visais pasitikėti ir kartais reikia mokėti pasakyti ne. Ar jauti tu tą dalyką? Aš manau, labai jaučias ir matos, kai žmogus tiesiog nori linki tau gero, arba nori iš tavęs, nežinau, ar pasipelnyti, arba tiesiog savo kažko savanaudiškai pasiimti. Tai tikrai labai matosi ir tiesiog stengiuosi tai žmonėm nebendrauti. Į ką 19-metis Kasparas, būtent tau dabar tiek metų yra, ar ne? 19 metų, pasakytų 9 metų berniukui Kasparui. Ką pasakytų apie krepšinį ir gyvenimą ir apie žmonės apskritai? Aš sakyčiau, turbūt, kad viskas bus gerai, viskas ateis su laiku, tiesiog reikia tikėti procesu ir niekada nesustoti, kad ir blogi momentai yra čia. Jie daro tik stipresnių tave, jeigu geri per daug nesidžiaugt ir išlikt stabiliam visada, kaip ir sako, not too high, not too low. Tai po blogų epizodų nenusivaryt savęs, bet po gerų irgi nepersistengti su džiaugsmu. Tai manau, išlikt stabiliam. Šiaip labai pritariu tai filosofijai never too high, never too low. Labai atrodo, kur galime pritaikyti gyvenime. Aš negaliu nepaklausti, kadangi užėjo tema apie filosofijas, tai tiek Arvydas Menkevičius mėgsta filosofinius tam tikrus dalykus ir pamokymus, tiek Heat prezidentas, Miami Heat prezidentas Patas Riley mėgsta filosofinius dalykus ir be abejo turėjo motyvacinę knygą. Galbūt pradėjai skaityti ir kas labiausiai patinka? Pradėjau skaityti, dabar jau daugiau negu pusę perskaičiau, man nedaug liko jau iki pabaigos, bet sakau, visas tas jo mentalitetas ir kaip jisai, kaip būdamas treneriu, užbūrė komandas ir yra tiesiog viską bando padaryti, kad žaidėjai suprastų, kad reikia komandiškumo ir reikia stovėti vienas už kitą, kad pasiekti pergalės, nes individualiais veiksmais nieko nebus.
Tai tas, manau, komandos subūrimas yra jo stiprybė. Galima išvesti tam tikrų paralelių, kad panašiai tave mokė ir Arvydas Minkevičius? Tikrai taip, Lietuvoje, manau, labai šiaip daug tas komandiškumas yra akcentuojamas, nes, kaip ir sakiau, su individualiais veiksmais nelabai ką gali padaryti prieš komandą, kuri yra visa susijungus, visi kartu vienas už kitą stovi ir manau, laimėti yra žymiai paprasčiau, jeigu tu žaidi komandiškai. Gal atsimeni patarimo tokį keistesnį ar juokingą pasakymą Arvydo Minkevičiaus, nežinau, apie gyvenimą, apie krepšinį, apie merginas ar apie vaikinus, ta prasme, apie santykių žmonių, kažką tokio, ką dabar galėtum pasidalinti? Būtų sudėtingiau, manau, atsimint kažkokią tai vieną frazę. Aš manau, tiesiog buvo kasdienės pastabos, kurias pasiimi ir taip augi, taip visi pagrindai krepšinio susidėjo, su tiesiog mažais pataisimais kasdieną ir tiek, bet kad kažkas dabar šautų į galvą, tai tikrai neprisimenu. Ar pagalvoji dar kartais save pagauni mąstant, kad pradėjau nuo Antakalnio gimnazijos, plytinės salės, dabar aš esu Miami Heat žaidėjas, žaidžiu NBA arenose. Ar būna taip, kad pamąstai apie tokį kontrastą, sakykim? Kartais būna, manau, vis tiek viskas prasideda nuo nulio, realiai, ar gatvėje krepšinį, tu išeini žaisti su draugais, ar kaip aš kieme pas save labai daug mėtydavau tiesiog vienas, bandydavau įsivaizduoti kažkokius tai epizodus ir atkartot. Tai viskas prasideda nuo blogų sąlygų dažniausiai ir tada tik eini į viršų, tai jo, ta Antakalnio salė, paskui į Barceloną persikėliau, Barcelonai buvo geresnės sąlygos, tada nuo Barcelonos į Ilinojų iš viso buvo pasikeitimas tiek trenerių stafe, tiek sąlygose, salėse ir panašiai. O dabar dar į aukštesnį lygį kylu ir labai džiaugiuosi, bet sakau, kad viskas prasideda nuo nulio. Taip ir visi per tą pereina, lietuviai bent jau tai tikrai. Serbai gal irgi neturi ten tų pačių geriausių sąlygų, bet irgi prašom, kokie žaidėjai. Tai gal čia tas yra dalykas, nežinau, kiek čia verta vesti paralelę ir tezę, bet galbūt tos sunkesnės sąlygos kitą kartą ir užgrūdina ir atskiria tuos pačius geriausius, kurie turi daugiausiai motivacijos. Aš tikiu, kad užgrūdina žaidėjus ir manau, kaip tu turi blogesnės sąlygas, tu labiau nori dirbti, kad pasiektas geresnės sąlygas. O jeigu jau ateini ir turi viską, ko tau reikia ir tada, manau, ne per daug pradedi stengtis ir gal tau kažkokie kiti dalykai pradeda rūpėti, bet kaip tu, manau, turi šiek tiek blogesnės sąlygas, tiesiog tau daugiau motivacijos yra. Taigi, kai tave padraftino, aš labai apsidžiaugiau, kad patekai į mano nuomonę vieną iš top 5 geriausių NBA organizacijų. Apsidžiaugė visi, netgi Vilniaus meras apsidžiaugė, turbūt matei ten Vilniaus mieste tuos stendus tau skirtus. Mačiau ir kaip tik ir buvom pas merą, padovanojom maikę su parašu, tai apkalbėjom, kaip sekas ir panašiai, tai tikrai buvo fainas momentas irgi. O marškinėliai Vilniaus ar kokie? Miami Heat marškinėliai. Tai tu jam jūs padovanojai, ar jis tau? Aš jam padovanojau. Aha, okei. Nes, kaip žinia, esi aukščiausiai pašauktas Vilnietis, per visą istoriją yra aukščiausiai pašauktas lietuvis tarp gynėjų. Tai čia toks irgi atrodytų daug tų faktų įdomių, net ir antrasis europietis tik taip pakvietas iš Miami Heat, nes pirmas buvo Stevanas Jovičius, ar ne, berods prieš porą metų. Tai tokie faktai tikrai verčia suklusti ir pagalvoti, ant kiek tai yra nekasdieniška. Bet turbūt nereikia galvoti apie tuos rekordus, skaičius, nes jeigu pradėsi galvoti, tai per daug apsikrausi tiesiog. Aš sutinku. Manau, tikrai čia tie skaičiai vieni kitokie, manau, nelabai ką reiškia ir, kaip sakiau, čia yra nauja pradžia, tai reikia tiesiog nuo dabar viską pradėti ir bandyti tęsti savo darbus. Turbūt reikia akcentuoti, kad taip esi Vilnietis, bet jauti tą ryšį su Lietuva ir kas be ko, esi net užsiminęs, kad tavo aukščiausias tikslas yra laimėti su Lietuva olimpinių žaidynių auksą. Galėsi čia pats pakomentuoti, kodėl. Bet kalbant apie Vilnių, tu jauti
ryšį su šiuo miestu? Aš manau, kad taip, vis tiek praleidau čia pirmus 15 metų savo gyvenimo ir paskui kiekvieną vasarą vis grįždavau ir ypač vasaras man labai patinka kažkur ar į miestą nueiti su draugais, su šeima pabūt, kažkur sodybai. Tai tikrai yra labai labai faina ir man tas Vilnius visada teikia malonumą ir manau tas ryšys yra. O su Lietuva, aišku, manau, čia visų svajonė yra laimėti olimpinės žaidynės ir ypač su Lietuvos rinktinė, kaip žaidė už savo šalį, už Lietuvą, manau, yra dar daugiau, reiškia dar daugiau. Kur daugiausiai galimybių yra sutikti Kasparą Jakučionį, kai jis yra Vilniuje? Kažkur miške, turbūt sakyčiau, atokiau nuo miesto ir pats gyvenu biškį dabar už miesto, miškuose visokiuose, tai jo, sakyčiau, labiau ten negu gal prie ežero kokio, negu pačiam mieste. O senamiestis netraukia? Senamiestis kartais su draugais išeinam, bet sakau, labiau mėgstu gamtą ir labiau mėgstu ramiai pasibūti prie ežero. Taip. Čia dabar klausimas labai į temą. Įsivaizduokime, kad rytoj laisva, niekur nereikia ir turite vieną laisvą vakarą su tavo buvusia SKM komanda ir Arvydu Minkevičium be abejo. Oras geras, ne taip kaip šią vasarą, turite gerą vilą ir taip toliau. Koks planas, ką veiktumėt, kokie ten sportai vyrautų, apie ką kalbėtumėte? Taip įsivaizduok, jeigu taip reiktų viską suplanuot. Ja, aš manau, kad tikrai žaistumėm futbolo daug, nes ir Ignalinos stovyklose, kai būdam su komanda, visada žaisdavom futbolą su treneriu, net ir tėvai kažkada buvo prisijungę, žaidėm tėvai prieš vaikus, tai manau būtų geras futbolo varžybos, tikrai užimtų didžiąją dienos dalį, gal ir pasiruošimą kokį įdomesnį, jau kokias taktikas pradėti dėliot. Ir jo, manau, paskui varytumėm išsimaudyti kur nors, nes irgi stovyklos ir visur būdavo prie ežero, tai po sportų eidavom pasimaudyti ir paskui turbūt pavalgytumėm vakarienę. O tėvelius ar pakviestumėt į savo vakarėlį? Jeigu būtų viena diena, tai turbūt ne. Jeigu sekančia, tada pakviestumėm. Taip, ačiū tau už tavo atvirumą. Iš tikrųjų, kalbant apie vakarėlius, tai turbūt kartai žmonės nesusimasto, kiek reikia paaukoti sportininkui, kad pasiekti bent Lietuvos krepšinio lygos lygį, čia su visa pagarba LKL-ui. Tiesiog šiaip sakau, kad ir RKL arba nacionalinė lygė. Ką kalbėti apie NBA, tai kiek, pavyzdžiui, čia toks klausimas galbūt ir retorinis, bet turėsi pakomentuoti jį kažkaip. Kiek tau kartų teko rinktis, ar eiti į vakarėlį, ar susilaikyti ir, kaip pavyzdys, 5 ryto keltis ir eiti į sporto salę? Jo, labai teisingai pasakėt, kad nelabai daug žmonių šiaip suvokia ir visi galvoja, kad tas, nežinau, ar krepšininko gyvenimas, ar sportininko yra labai fainas, ar ten gali daryti, ką nori vos, ne, ir viskas tau patinka, bet manau, nuo pat vaikystės yra tie, kad net ir tiesiog ne į vakarėlį, nei ką, tiesiog su draugais susitikti ar važiuoti sportuoti, būdavo pasirinkimai ir šiaip labai daug teko paaukoti ir vis dar tenka ir tikrai visiems sakau, kad aš gyvenu labai nuobodžiai, nes yra ta pati rutina, keliesi eini treniruotę, pavalgai, pamėgiai treniruotę ir vėl eini miegoti tada. Tai labai labai tikrai neįdomiai gyvenu, bet man tas patinka ir sakau, manau, jeigu dabar viską darai teisingai, paskui galėsi pasimėgauti gyvenimu, kai ateis laikas, bet tikrai yra tų, kartais pagalvoji, kad galbūt fainiau kažką kito nuveikti arba tiesiog pasibūti su draugais, su šeima, netgi aš 4 metus jau gyvenu nuo kitoj šaly, net ir kitam žemynė dabar nuo šeimos, tai tiek su šeima, tiek su draugais laiko beveik nepraleidžiu. Ir kartais būna, kad užsigalvoju, bet
Labai džiaugiuosi šiaip, kad tokį kelią pasirinkau, manau, ir psichologiškai labai sustiprėjau dėl to. Ir sakau, gal ir teks kažkada vėliau pasimėgauti to gyvenimu. Taip. Turim dar šiek tiek laiko pakalbėti ne tik apie tavo asmenybę, ne tik apie tavo karjerą, bet ir apskritai apie Lietuvos krepšinį. Jaunimo krepšinėje atrodo, kad atsigavimas tikrai yra, medaliai pradėjo byrėti, vienu metu net jų nebuvo, tai jau kažkaip buvo kaip ir neramu. Tavo nuomonė, kur dabar esam, kalbant apskritai apie Lietuvos krepšinį? Aš manau, kad gerėja situacija ir aš labai džiaugiuosi, kad yra labai talentingo jaunimo dabar ir manau mūsų ta visa karta čia paskutinių, 5 metų net gali tikrai daug ką pasiekti ateityje ir aš labai tikiu šiaip, kad Lietuvos krepšinis dabar dar vis tik tais auks ir auks, nes kaip ir sakėt, biški buvo prieš keletą čia metų buvom nusivažiavę, bet dabar tikrai džiaugiuosi ir matau potencialą. Tu matei Katalonijos krepšinio mokyklą, turbūt reiktų sakyti taip, ne Ispanijos, o Katalonijos. Nes čia pasakyk katalonui, kad tu ispanas, tai bus blogai. Ja, tai mes matėm, nes ir Vilniuje SKM dėka ir tavo dėka atsirado tas ryšys tarp Vilniaus ir Barcelonos ir čia Vilniuje vyko Barça Academy stovyklos, tai jau turėjom progos irgi pajaustą Barcelonos krepšinio stilių. Paskui esi yra gavęs ir Ilinojaus studentiško krepšinio aukščiausiame divizione su geriausiamis komandomis. Kokioje vietoje va dabar, kai viską esi perėjęs, pasiekęs NBA, kokioje vietoje turėtų tobulėti Lietuvos krepšinis, kur labiausiai reiktų telkti savo pajėgas mums? Aš manau, gal daugiau bandyti eiti į kokybę negu kiekybę, nes kaip ir Europos akademijos neturi tiek daug žaidėjų, sakyčiau, ir susirenka tik tais jiems reikalingus arba tie, kurie nori dirbti ir parodyti kažką. Ir tada su jais dirba, jiems skiria daugiau dėmesio ir bando ugdyti. Bet sakau, čia nėra labai irgi lengvas dalykas, nes ypač Lietuvoje yra labai daug norinčių žaisti krepšinį ir aš manau visiems reikia teikti tą šansą, duoti sąlygas tobulėti ir tiesiog realiai duoti, gal biškį skirti daugiau dėmesio per treniruotis. Tavo pozicija yra į žaidėjo, būtent ta pozicija, kuri Lietuvoje yra turbūt pati aktualiausia pastaraisiais dešimtmečiais. Dabar turime Roką Jokubaitį, kuris tikrai pasiekė savo turbūt pačius geriausius metus ir dabar žais krepšinį aukščiausių lygių 5, galbūt 10 metų. Įsivaizduoji save šalia jo arba tiesiog dviese kartu Lietuvos rinktinėje? Įsivaizduoju, aš ir Barcelonai buvom toj pačioj Rūbiniai, treniravomės kartu, gal ir žaidėm gal kokias varžybas, aš ten per daug nežaidžiau, bet tikrai ir aikštelėm gali būti, kad buvom kartu, kiek prisimenu. Tai tikrai man patiktų žaisti su Roku. Abudu gerai mato tą aikštę, abudu nebijo imtis iniciatyvos, ar ne? Galbūt ir panašus jūsų braižas, galima sakyti. Ar kažkuo, pavyzdžiui, tu nuo jo išsiskiri arba jis nuo tavęs? Nežinau, aš manau, visi yra skirtingi, visi yra savotiški ir visi turi savo pliusų ir minusų, bet manau, vienas kitą galėtumėm labai papildyti. Taip. Kiek klausiau podcastų, krepšinio specialistai sako, kad be jūsų dviejų artimiausią dešimtmetį Lietuvos žaidimui gali diriguoti, vadovauti ir Augustas Marčiulionis. Galbūt dar kažką galėtum paminėti, kas tavo akim, ar jūsų užteks 3? Aš manau, tikrai Augustas man irgi labai patinka kaip žaidėjas, kaip žmogus ir manau tikrai gali turėti labai gerą karjerą. Tai aš manau, jeigu kad mes 3 jau yra visai nemažai toj pozicijai, žiūrint į kaip ir prieš 5 metus ar panašiai, kai buvo biškai sudėtingiau. Tikrai taip.
Na ką, ir atrodytų, galėtume kalbėti valandas, tačiau reikia tiesiog nekalbėti, o eiti ir padaryti dalykus ir tada vėl apie juos pakalbėti. Tai Kasparai, dar norėčiau, kad užbaigiant laidą duotum daug palinkėjimų Lietuvoje. Išdalinai, tiesą sakant, dar pasakyk, kad tave labai vargina tas turbūt ir kurio tik aukstas ir dėmesys ir panašiai. Ar jau vargina, ar viskas gerai? Aš manau, dar kaip ir viskas gerai, bet tikrai nėra labai fainai, kaip tiesiog to dėmesio būna kartais per daug. Ir aš sakau, aš dar net nematau reikalo man rodyti tiek dėmesio, nes aš dar nieko nepasiekiau. Ir čia realiai yra tik tais pradžia, tai sakau taip. Kartais nėra labai smagu. Taip. Na taip, toks jau tavo brandus požiūris, bet kita vertus darbo dalis jau čia tokia krepšininkų atiduot fanam, duoklę aišku, visko reikia su protu. Ir užbaigiant laidą, visi mes turime savąjį NBA. Aš NBA įsivaizduoju ne tik kaip stipriausią pasaulio krepšinio lygą, bet tiesiog aukščiausias lygis, ką žmogus gali pasiekti tam tikroje srityje, ar ne? Tai geriausias universitetas, sakykime, geriausia krepšinio mokykla, geriausia verslo organizacija. Tai prasme, visi laipteliai turi savo NBA lygį. Tai ką tu palinkėtum žmonėm, nebūtinai krepšininkam, nebūtinai vaikam, kurie dirba savo kasdienius darbus ir turi savo kelrodę žvaigždę NBA, kad ir kas tai būtų. Kaip tos nepamest svajonės? Aš pasikartosiu tada, kad tiesiog tikėt procesu ir bus blogų momentų, kaip visur jų būna, bus gerų, bet savęs nepeikt blogose momentuose ir per daug nesidžiaugti gerose momentuose. Ir tiesiog eiti tą tinkamą vagą ir tikėt savim, tikėt procesu ir viskas bus gerai. Kasparas Jakučionis, SKM ir Miami Heat žaidėjas. Ir šie riboto leidimo marškinėliai jau dabar prieinami skmshop.lt. Taigi artėja naujas sezonas, pasipuoškite, padovanokite vienas kitam šiuos nuostabius marškinėlius ir palaikom Kasparą, palaikom mūsų lietuvišką svajonę už Lietuvą, vyrai. Ir ačiū labai, kad buvote šią valandą su mumis. Sėkmės Kasparai ir tikėkime, kad sekančią vasarą vėl apsilankysi Lietuvoje. Dėkui, malonu. Iki kitų susitikimų. Visa.